benedicta tu in mulieribus, et benedictus. Meldžiu atleidimą mano valdove. Gatvės ropužės taip susiaurintos, neįmanoma prasprukti su žirgu. Ir dar tas konfliktas Jeruzalėje. Avižų kainos taip užkelia, kad dabar galvijai vos pajuda. Meldžiu. Na, ar sutiko? Mūsų valdovas prašo daugiau. Mūsų valdovas pageidauja daugiau laiko apmąstymui ir kaip susitarimo garantija prašo dar karšių. Dar drįsti, jūs vis prašote dar ir dar. Kiek jūs dar prašysit? Rytoj aš išvykstu į Rygą. Ką aš savo valdovams pranešiu? Pranešti, kad su Lietuva reikia skaitytis. Ir dar noriu pridurti jūsų didinybė, kad iš šito sandorio jūs turėsite daugiau pelno gero sau. Be ordino pagalbos jūs nė grašio negautumėt. Neaiškins man, čia kažkoks sulenkėjęs vaivada. Mano valdžioje viena įtakinga... Tylos! Laukiu iki rytojaus vidurdienio. Perspėju. Ordino žvalgų peiliai yra aštrus. Linkiu tau, kad tavo draugas kunigaikštis būtų lengvai sukalbamas. Tai parsidavė kryžiuočiams? Jokiai būdais, valdovė, tai aš apdumiau ordiną ir jie skubiai laukia sprendimo. Mes turime priimti jo greitai. O ar nematai, kas mums grėsia? Jie kaip nuodus pasėščia savo kultūrą. Reketuos ir žemins mūsų pirklius. Maža to! Platų žvalgų tinklą dar paskleis. Tokia jau yra kaina. Jeigu norim pagausinti iždą ir atgaivinti ūkį, privalome įleisti Hanzą. Ar tik nenori papildyti ir savo skrynę, a? Aš niekam neleisiu niekinti mūsų gimtosios žemės. Jie mus pjudė, neždami Kristaus vardą. O dabar bandys mus paverti per grašius ir pigius rakandus. Pagalvokite, mano valdovė, šalies iždas nualintas ir nepaslaptys, kad artėja karas. Ir ne tik iš Prūsijos. Ir norim, nenorim, neturime išeities, tai turim sudaryti sandorį. Bijau, kad tavo žodžiuose yra tiesos. Na gerai, aš pasiūsiu savo įgaliotinius. Man tik reikia, kad tu juos suvestum su Hanzos vyrais. Atsiprašau, valdovė, atstovauti turiu aš. Ordinas pasitikė manimi ir pažįsta mane jau. Ar tau auksas akis aptemdė? Atsisakai paklust valdovui? Ar bent įsivaizduojat, kiek buvo įdėta darbo, pastangų ir prakaito, kad gaučiau paprastą audienciją. Ir tik vien tam, kad mano darbas velniop eitų. Ne, taip nebus. Taip nebus. Pasiimk.
Pagailėk, valdove. Nu,